Labas visiems. Tęsėme mūsų sesiją apie skaičiukus. Ir noriu jų pristatyti savo kolegę Danutę, sertifikuotą tarologę, numerologę. Ji yra tikras skaičių pasaulio žinovas. Jinai gali jum pasakyti, koks skaičius, ką gali padaryti nuo jūsų gimimo datos ir kaip atspindi jūsų asmenybę ir kaip gali patobulinti jūsų likimą. Šį kartą paprašiau Danutės pasidalinti apie skaičių 2. Gražus skaičiukas, kas lankėtės mokykloje, kur dar nebuvo 10 balų sistemos, o buvo tik 5 balų sistema, dvejetukas buvo nelabai geras skaičius. Bet numerologijoje jisai yra visiškai geras, normalus, kaip ir visi skaičiai. Nėra blogų skaičių, ar ne? Taip. Visi skaičiai yra geri. Tai Danutė tada labai bus įdomu pasiklausyti apie dvejetuką. Kadangi mano gimimo datoje dvejetukas taip pat yra. Klausom. Taip, taip yra dvejetukas. Ačiū už pristatymą, labai malonu. Šiandien supažindisiu su angelų sargu 2, 2, 2, 2. 4, 2. Ką jis reiškia, ką jisai daro, tokia, kai sakysiu, šiandien pravesiu kaip lekciją, biskį paskaitysiu, ką jis mums duoda ir ką jis reiškia ir ką mums reikia daryti. Taip, numerologijoje skaičius 2, 2, 2 yra labai stiprus ir reikšmingas, nes jis susideda iš kartojimų skaičių 2, kuris turi galingą energiją. Šis skaičius siejamas su harmonija, pusiausvyra, dvasingumu ir pasitikėjimu gyvenimo procesu. Skaičius 2 yra pusiausvyros tarp priešingybių, vyriška ir moteriška energija, šviesa ir tamsa, bendradarbiavimas ir partnerystė, intuicija, diplomatiškumas ir jautrumas. Kai šis skaičius kartojasi, jo energija stiprėja. Visuotinės harmonijos ir ramybės simbolis, tai ženklas, kad gyvenime viskas vyksta taip, kaip turėtų. Nes jei pirmo žvilgsnio atrodo, kad yra chaosas, pasitikėjimas visatos procesu yra būtinas. Angeliškas skaičius 2 dažnai interpretuojamas kaip angelo ženklas. Tai kvietimas išlaikyti tikėjimą, kantrybę, optimizmą, nes jūsų pastangos greitai duos vaisių. Pusiausvyros ir kantrybės poreikis šis skaičius dažnai pasirodo tiem, kurie per daug skuba ir abejoja. Tai raginimas nurimti, susitelkti į esminius gyvenimo tikslus. Jei dažnai pastebite skaičių 2, 2, 2, atkreipkite dėmesį į santykius ir partnerystės bendravimą. Tai ženklas, kad reikia labiau pasitikėti savimi ir likimu. Medituokite ir ieškokite vidinės ramybės. 2, 2, 2 susideda iš 2 plus 2 plus 2 plus 2 lygu 8. Skaičius 8 simbolizuoja gausingumą, sėkmę ir materialinį pasaulį. Tai ženklas, kad tinkamai suderinus dvasinį ir materialinės pusės galima pasiekti didelę sėkmę. Skaičius 2, 2, 2 yra labai stiprus ženklas, kviečiantis pasitikėti savo intuiciją. Išlaikykite ramybę ir harmoniją. Jis primena, kad kantrybė ir tikėjimas atvers jums duris į didesnę gyvenimo prasmę bei sėkmę. Tai va toks mūsų šios dienos 2, 2, 2, kuris simbolizuoja sudėjus 8. Va, kaip įdomu. Matai, 2, 2, 2 ir gaunasi 8. Taip, kaip ir buvo čia 4 dvejetukai, vakar mes kalbėjom kaip mano gimimo. Apie vienetukus, jo. Lygiai taip pat ir galima vienetukai. 1 plus 1 plus 1 plus 1 lygu 4. 4 irgi yra sėkmės skaičius. Taip ir pas dvejetuką. 2 plus 2 plus 2 plus 2 lygu 8. Tai sėkmės simbolis. O dabar tu man pasakyk, kiekvienas skaičius turi savo simbolį, turi savo reikšmę, bet
ar gali tas skaičius, nesvarbu koksai gimimo datoj, parodyti kažkokius tai žmogaus trūkumus? Taip, kiekvienas žmogus turi trūkumų ir kiekvienoj gimimo datoj yra įskaičiuojami tam tikri, kaip ir vakar minėjau, arkanai, kurie gali atskleisti ir žmogaus trūkumus. Tai nėra žmonių be trūkumų ir be minusų. Ne, tai jo, bet tai ar ta gimimo... Aš galiu šviesiai tiesiai pasakyti ir tau, ir visiems, kad kol nesusipažinau su tavim, kol nežinojau, kas... Ta prasme, aš žinojau abstrakčiai numerologiją, bet kaip negvildenau jos, neturėjau su kom pasišnekėti, padiskutuoti, kažkaip, gimimo data ir gimimo data. Ką jau tu jau čia be pakeisi? Nieko, ne? Kada gimėjai, netgi ir valandos tos gimimo datos. Bet kai pradedi giliau analizuoti, pasirodo ne tik, kad pati gimimo data, bet netgi tie skaičiukai gimimo datoj, reiškia, ne? Tai va, apie ką ir jie, kiekvienas tas skaičiukas, tavo gimimo data, metai, mėnesis, diena, ir jie daug ką reiškia. Kai pradedi juos ten skaityti, analizuoti ir pasirodo, kad oho, kiek aš visko turiu, o kiek aš nežinau. Man irgi tai buvo toksai, kad ohoho. Taip. Čia yra labai didelis mokslas. Ir, pavyzdžiui, dabar kalbant Didelis. tos dvejetukus, ne, pavyzdžiui. Niekada žmogus nesusidomėjo, niekada nesusigalvojo. Pavyzdžiui, žmogus gimęs 2022 metais 02. Va, kiek jau dvejetukų. Koks jisai sėkmingas žmogus? Jau 5 čia gaunasi, jau nebe 4. Nu jau 5. Va, Tai matai. kuo daugiau, tuo Bet geriau jisai- vadinasi. Bet jisai nepagalvoja, kad gimiau 2022 metų 02, kas čia tokio, ne? Bet jeigu jisai pasižiūrėtų, kiekvienas žmogus, ir tikrai kviečiu visus pasižiūrėti į savo gimimo datą, užsirašyti, pasižiūrėti ir pagalvoti, kokie įdomus skaičiai. Pas mane labai daug yra vienetukų. Tas žmogus, kur sakiau 0202, ne? 5 netgi dvejetukai, bet žmogus niekada nesusijęs su tom, nežinodamas, kas tas yra numerologija. Jisai net nežino, o gal tikrai ta jo data būtent, kaip sakau, 5 dvejetukai, čia gal yra wow, ir jam reikėtų ją išgvildenti, gal jisai, pavyzdžiui, sėdi kažkokiam tai samdomam darbe, ten, sakykime, koks operatorius, ne, arba toks, koks nors, kad ir tos pats kasininkas kasoj, žmogus sėdi ten 20 metų kasoj, o pasirodo jo skaičius atveria visai kitą ir jisai gali pasiekti didesnės aukštumas tiek vidinio pasaulio, tiek išorinio pasaulio, tiek savo veikloje, ar ne taip? Taip, nes numerologija yra 2 skaičiavimai. Yra skaičiuojama pagal Pitagoro teoremą ir yra skaičiuojama pagal arkanus. Aš daugiau save sieju su arkanais. Kodėl? Todėl, kad aš užsiminėjau tarologiją. O tarologija tai yra numerologijos daugiau skaičiuojama su arkanais, kurie išvedami iš gimimo datos, kaip tu sakai, sėdi, sudėlioji, iš tų skaičiukų dar sudėlioji ir įsivedi savo arkanus. Kiti numerologai skaičiuoja pagal Pitagoro teoremą. Ten jau yra ir minusiniai, ir pliusiniai skaičiukai. Ten didesnė teorema matematinė. Man daugiau prie širdies eina tarologija. Tai aš daugiau su vidinė tą šnekuosi ir man daugiau jau ten, kur, kaip sako, tas pasaulis, taip su to pasauliu ir draugaunu. Gerai. Šiaip įdomus labai mokslas, tikrai labai įdomus ir kaip tu sakai, kad žmogus gal tikrai operatorius, o gal jam visai ne operatorių, o kokių diplomatų, dainininkų arba verslininkų galingų, o gal net į politiką jam reikia eiti, ką tu gali žinoti? Tai 2022 metais, kurie gimė, jie yra ganėtinai dar jauni žmonės ir tikrai galėtų pasižiūrėti savo gimimo datą ir gal tikrai reikėtų pakeisti kažką tai savo gyvenime, pasinaudojus numerologiją. Taip, kad žmonės, kurie žiūri šį video, nesvarbu ar įrašą ar kaip,
pagalvokite, gal ir jūsų gimimo data yra ten kažkokia tai įdomi, gal ne, gal jinai visiškai paprasta ir tie skaičiai yra visi skirtingi, bet tai irgi Taip, yra įdomu. Tai va, taip, pagalvokite, pastudijuokite savo gimimo datą, jeigu jumis tikrai sudomintų, sužinoti daugiau apie savo gimimo datą, apie kiekvieną skaičiuką. Sekite mus su Danute, nes mes kiekvieną kartą gvildensim atskirą skaičiuką. O jeigu taip, jūs iš karto norit sužinoti savo gimimo datą ir jos tenais esmę, tada kreipkitės į Danutę. Koordinatės Danutės bus paliktos po šito video. Jinai su mielu noru su jumis pakalbės, padiskutuos, pasakys apie gimimo datą ir jeigu jūs dar giliau norėsit savo likimą pakoreguoti, tada galėsit su ją pakalbėti ir taro kortomis. Ar ne taip? taip, taip, be abejo. Gerai, Danute, tada ačiū labai tau už tą Prašau. įdomų dvejetuką. Ir tikrai, o dabar pasakysiu taip, kad 4 skaičiai mes jau vakar gvildenom. O kad Taip. negi gimimo datoj yra 5 skaičiai. Ir man, žinok, naujiena šiandieną, tikrai, vat, grinai, sėdėjau, tavęs klausiau ir pradėjau taip galvoti, aha, dvejetukai. Nu va, ir vėl mistika. Vėl mistika, ir vėl mistika. Ir vėl mistika. Kaip aš sakau, bendraujant su bet kokiu žmogum, nesvarbu, kas jisai, numerologas, tarologas ar paprastas, netgi, sakykime, kiemsargis, ane, kuris kiemą Taip. šluoja, ir su juo galima atrasti bendros kalbos, bendrų vidinių mąstymų, nes kiekvienas žmogus yra individuali asmenybė ir turi užslėptų savo vidinių sugebėjimų. Taip, be abejo. Tai ačiū visiems, kurie žiūrėsit mūsų video. Pasidalinkit šio video, nepagailėkit. Jum tai nieko nekainuos, o mums su Danute bus malonu. O jum bus dar gal netgi gerai, kad ir jūs sužinosite dar daugiau apie numerologiją ir apie tarologiją. Šiam kartui tiek. Linkiu visiems gražios dienos. Ačiū. Ate.